Tai prisistatykite, kas esate ir ką darote su šeštokais. Esu Tomas Samalius ir vedu robotikos užsiėmimus. Tai ką veikite su šeštokais? Dabar paskutinė mūsų lietuvių kalbos pamoka ir baigiam savo lietuvių kalbos tautosakos kursą. Tai viena pamoka bus skirta padavimam, o antra pamoka šokiam ir žaidimam. Tai daugiau antra pamoka bus skirta praktiniai veiklai, šoksim, žaisim, va čia mūsų kiemelį. Turime dailės terapijos užsiėmimus, tai stengiamės atpažinti emocijas, labai daug apie jas kalbėjom, atpažinom 8 pagrindinės emocijas, jas bandėm išveikti įvairiausiais būdais. Žodžiu, žaidžiam, pramogaujam, piešiam, daug kalbamės. Tai mano vardas Aivaras, aš esu lektorius, dažnai vedantis įvairias pamokas mokiniam, mokytojam, jų tėvam ir dažnai dirbu mokyklose, įvairiose projektuose. O šiandien aš mokiniam vedu paskaitą apie 4 charakterio tipus ir kaip tie charakteriai bendrauja tarpusavyje. Esu Sigita, muzikos mokytoja ir iš tikrųjų mokyklėlėje aš nesu mokytoja, ta tikrąja prasme. Su mūsų šeštokais dirbau programoje, kuri vadinasi būtent Langas į menų pasaulį. Ir didysis tikslas, aš taip galvoju, tai yra būtent brandžios asmenybės auginimas. Šiuo atveju, mano atveju, tai būtų per meną, konkrečiai per muziką ir per garsą. Ar patinka mokyti šioje mokykloje? Taip. O kodėl? Nes nereikia pamokų penktadienį mokyklai. Nes išmokstame daug dalykų, kurių paprastai mokyklai nemoko. O kas jums labiausiai čia patinka? Labiausiai man patinka... Tu pratęsk. Kai atvažiuoja lektoriai ir moko apie įvairius dalykus, pavyzdžiui, mokė mus paskutinį kartą apie kūno kalbą, buvo labai įdomi pamoka. Ar manote, kad ši mokykla yra reikalinga ir naudinga? Taip, to, kad ta mokykla padeda geriau išmokti ir tapti lyderiais, sėkmingais. O ką išmokai šioje mokykloje? Aš išmokau labiau pasitikėti savimi, galbūt geriau bendrauti komandoje ir mokėti atskleisti savo mintis kitiems. O tu ką išmokai šioje mokykloje? Pasitikėti labiau savimi. Gal galite parodyti ir pademonstruoti, ką išmokote? Tu ką išmokai? Ką čia parodai? 3 pirštų technika. Neša sėkmę. Turbūt.